Sveiki, lietuviško futbolo mėgėjai, sveikiname su jumis iš Šiaulių miesto, kur susitiks šio miesto dvi komandos. Pergalės buvo rezultatu 1-0. Ir čia jau baudos aikštelė Gintras futbolininkės, krenta ant žemės Šiaulių akademijos žaidėjai ir čia puikios progos neišnaudoja Blaževičiūtė. Na tiesiog viską, panašu šiandieną renkasi aikštės centre Mikutaitė. Čia jau Gintrietės smūgis dešinę koją ir šį kartą savo pusę pirmojo kėlinio. Na, rezultatą turime vis dar 0-0. Čia puikus perdavimas Perezniuk. Ir išlaiko šį kamuolį, smūgis dešinę koją Ribeiro ir kiek nevykęs smūgis. Ir vėl puikus perdavimas link 16 metrų. Ten Ribeiro su kamuoliu, puikiai atmeta kamuolį Perezniuk. Smūgis dešinę koją ir koks įvartis. Tiesiai į vartų deviniukė. Puikų įvartį pelno Gintras futbolininkas ir vėl panaši situacija kaip ir praeitame ture. Knudsen perdavimas link 16 metrų atžymos. Ten puikiai kamuolį susistabdo Ribeiro ir suranda paliekantį gynėją. Puikus jos perdavimo baudos aikštelė sukuria gerus įvarčius. Na čia kiek aštriau pabando Gintras. Dar vienas kamuolys keliamas link baudos aikštelės. Čia su kamuoliu Ribeiro. Ir kamuolį nuo vartų linijos praktiškai įmuša Justina Blaževičiūtė. Ir 15 numeris pasižymė ir rezultatas tampa 0-2. Gintras ekipos naudai. Sigina visgi akademijos futbolininkės, bet toje pat kamuolį perima Gintra. Perdavimas ant baudos aikštelės prieigų, smūgis dešinę koją. Ir ganėtinai pavyks kažką sukurti. Ir čia panašu puikiai išstumia į kraštą šiaulietės Gintras futbolininkė. Smūgis dešinę koją. Ir bandymas permesti Gintra. Kazarina jau baudos aikštelėje. Perdavimas dešinę koją, Johnson. Smūgis blokuotas. Centre Algimantė Mikutaitė užtikrintai susirenka kamuolį. Kijani Johnson su kamuoliu. Užsikerta šis smūgis dešinę koją. Ir ganėtinai pavojingas smūgis atliko po keitimo. Ir viskas. Čia Šiauliuose signalizuojama rungtynių pabaiga. Ir čia rezultatu 2-0 antrą kartą šiame stadione švenčia pergalę Gintros ekipa.